Sveiki. Mes ilgai neužgaišim. Mes turėsim šiandien tokią įžanginę, kaip pasakyt, paskaitą ar ne paskaitą, bet tokį įžanginį pranešimą, kuriame mes pabandysim suformuluoti problemą, su kuria mes visi susidurime šiais laikais. Ir šis pranešimas jisai yra padalintas į 3 dalis, kad gautis toks labai trumpas. Tai yra įvadinė tokia žinutė, kad suvokti tą lauką, kuriame yra ta problema ir kurioje mes visi su ją vienaip ar kitaip susidurime. Galima mąstyti, kad jeigu aš dirbu darbą, kuris man nepatinka, arba aš negaliu susirasti darbą, arba veiklos tam tikros, kurią aš norėčiau užsiimti, aš galiu jaustis labai tame užstrigęs. Ir būti užstrigusiam tokioj situacijoje yra gan sudėtinga. Ypač jeigu metams einant aš dirbu darbą, kuris man nepatinka, atrodo, kad aš jau iš to negaliu ištrūkti, ypač jeigu aš turiu tam tikras atsakomybės, finansinės atsakomybės, ir aš negaliu padaryti jau pokyčių, tai gali skambėti kaip nuosprendis. Nuosprendis, nes visų pirma, aš nežinau, kokius pokyčius aš turėčiau daryti. Visų antra, aš nežinau, kaip juos daryti ir aš nežinau, tarp ko rinktis. Ir šita situacija gali skambėti kaip labai elementariai, kaip nuosprendis. Ir šių įvadinių pranešimų esmė yra tiesiog sukurti suvokimą, kad taip nėra. Tam aš pabandysiu apžvelgti labai trumpai, labai fragmentuotai keletą teorijų, keletą tyrimų, apžvelgti, kokios yra realios situacijos, su kuriomis mes susidurime žmonės, ir kaip galbūt iš tos situacijos galima būtų išeiti. Tai jeigu jums yra įdomu, nes jūs jaučiatės, kad esate darbo prasme ne ten, kur turėtumėt būtų gerai, naudinga ir pravartu suprasti tą kontekstą, kodėl taip vyksta ir ką su to reikia daryti. Tai visų pirma, norėčiau užkabinti vieną tokią teoriją, kuri vadinasi žmogaus arba asmenybės ir jo darbo atitikimą, person job fit. Labai taip paviršutiniškai ją užkabinant, jinai kalba apie tai, kad kiekvienas žmogus turi tam tikrus įgūdžius, tam tikras savybės, tam tikrus polinkius, žodžiu, tam tikrus bruožus, kurie sudaro tą asmenybę. Ir bet koks darbas, kuriuo mes turime begalybę šitam pasaulyje, jis reikalauja tam tikrų bruožų. Darbuotojų su tam tikrais bruožais. Tai ši teorija, jinai dalina žmogų į, sakykime, 4 dalis, pagal ką galima nuspręsti ar suvokti, ar žmogui yra gerai toje vietoje. Jinai sprendžia, pavyzdžiui, žmogaus ir pačio darbo atitikimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus, jis iš esmės pagal savo esybę, tarkim, gali būti menininkas. Menininkas, kuris yra, sakykime, laisvai mąstantis, kuris galbūt nėra orientuotas į detalės, arba jis nesifokusuoja taip stipriai, arba jis turi specifinį santykį, sakykime, su skaičiais. Bet jis turi labai stipriai išvystyti tą jausminę savo dalį. Tokiam žmogui bus labai sudėtinga dirbant buhalterinėje įmonėje, arba kažkas, kas susijęs su buhalterija. Pavyzdys. Tas neatitikimas labai
labai aiškus yra. Kitas dalykas yra žmogaus, sakykime, ir pačios organizacijos neatitikimas. Arba atitikimas. Žmogus gali turėti tam tikras savybės, o organizacija, kurioje jis dirba, turi kitokį požiūrį, kitokį horizontą mąstymo ir matymą. Ir žmogui vyksta konfliktas. Jis negali su to susitaikyti. Jis bando, bet galimai jam tai nepavyks. Organizacijos, pačio darbo, toliau komandos. Tarkim, žmogus gali būti labai uždaras, o jam tenka dirbti su komandom, bendradarbiauti, kolaboruoti, daug bendrauti. Tas dalykas palaipsniui sukelia irgi įtampą. Jeigu tie dalykai yra iš tiesų pagrindiniai žmogaus, fundamentalūs dalykai, juos pakeisti, kažin ar gali. Ir paskutinis dalykas tai yra, sakykime, vadovas. Arba tam tikras asmuo, kuris yra pagal hierarchiją, toje vietoje, kuris dirba aukščiau negu jis, prieš kurį jis yra atsakingas. Gali tarp jų būti santykio kažkokie neatitikimai, bendravimo neatitikimai, požiūrio neatitikimai. Ir šitie visi dalykai, jie gali padaryti labai tokią nedėkingą erdvę tam žmogui, bandančiam dirbti. Ir jam bus labai sudėtinga joje išbūti. Tai remiantis šią teoriją, kad yra labai normalu, kad ne kiekvienas iš mūsų galime jaustis labai gerai vienokiam ar kitokiam darbe dėl tokių labai paprastų individualių priežasčių. Toliau buvo padarytas labai įdomus tyrimas remiantis šią teoriją. 22 metais Frontiers paskelbė žmogaus neatitikimą tyrimą, remiantis, kai jo kvalifikacija yra per aukšta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra universitetai, turime studentų, žmonės studijuoja, važiuoja, kažką mokosi. Nesvarbu, kas tai bebūtų, bet kai jie ieško darbo, jie susiduria su sunkumais, nes tas darbas galimai nėra to lauko, kurį jie studijavo. Ir galimai jų kvalifikacija gali būti daug aukštesnė negu tas darbas, kurį jie dirba. Sakykime, žmogus atlieka darbą, kuriam užtenka vidurinio išsilavinimo, nes tam darbui reikia pakelti kvalifikaciją dėl tam tikro, sakykime, sugebėjimo. Jam reikia įgyti sugebėjimą. Tas sugebėjimas, sakykime, įgyjamas gan greitai, o toliau yra meistriškumo klausimas. Bet žmogaus kvalifikacija yra daug aukštesnė. Tarkim, jis baigęs magistro laipsnį turi, sakykime. Kas įvyksta? Tuo metu žmogus būdamas tam darbe, jis savęs negali realizuoti. Vėlgi, jeigu tai, ką jis baigia, atitinka jo iš esmės būdą. Mes dabar nekalbam apie tai, kad jis galimai gali būti baigęs tai, kas apskritai ne jam yra skirta. Bet, sakykime, trumpai priimkime šią prielaidą, kad jis baigia tai, kas jam patinka, bet dirba ne tai, ką turėtų dirbti. Jo ta aukštesnė kvalifikacija jam trukdys dirbti tą darbą, kurį reikalauja mažesnės kvalifikacijos. Pasekoje jam iškils, pavyzdžiui, nuobodulys, toliau iš to išaugs nedėmesingumas, jis padarys daug klaidų, bus neapdairus, nenorės tame augti ir galimai padarys nuostolį tiek įmoniai, tiek savo. Tai tokia problema irgi egzistuoja. Ir toliau eikim iki tos situacijos, o kaip tada tie studentai atsiranda? Yra jaunas žmogus. Jaunas žmogus baigia mokyklą, mokykloje visų klausia, o ko tu nori būt, kai užaugsi? Niekas, aišku, nežino ir visi nekenčia šito klausimo.
vienetai be abejo žino, bet čia išimtis. Bet aš pagal save prisimenu, aš žiauriai nekęsdavau šito klausimo, nes tai yra be galo sudėtinga. Sudėtinga dėl to, kad yra labai daug visko. Sudėtinga dėl to, kad pati mokykla tave jau iškankino taip, per tą darymą tai, kas tau nepatinka, per tą prievartą, iškankina taip, kad tu lygtais nori pailsėti, tu nebesupranti tu net nesuvoki, kad mokyti, studijuoti tai yra galimybė tau gilintis ir tobulėti pagaliau toje srityje, kuri tau yra įdomi. Tačiau mes kalbam apie žmonės, kurie negauna tokio išsilavinimo. Arba sakyt, negauna tokių žinių. Tai yra žmonės, kurie baigia mokyklą, kurioje yra tam tikri moduliai, priimti, standartizuoti moduliai. Tie moduliai parodo jų bendrą išsilavinimą ir jų derinys sudaro tam tikrą, sakykime, paveikslą to žmogaus, kad jis atitiktų tam tikras studijų programas, o tos studijų programos jam gali garantuoti, sakykime, tam tikrą darbą. Bet ta sistema, jinai nėra tobula, faktas, bet žmogus norėdamas, sakykime, papult į tam tikrą vietą, bet nemokėdamas tam tikros disciplinos, tam tikro modulio, jam jau tas kelias pasidaro labai sudėtingas. Ir 23 metais buvo padarytas tyrimas apie studentų sunkumus renkantis studijas. Čia yra klasikiniai dalykai, visi apie tai žino, yra sudėtinga, bet gavosi statistika tokia, kad pasirodo, praktiškai 92% žmonių, tai yra būsimų studentų, jie žinojo, kur jie nori stoti. Jie žinojo, ką jie nori mokytis. Kitaip tariant, jie buvo apsisprendę. Ir tik tais labai mažytė dalis, 8% plius minus, jie tikrai nežinojo, ką jie daro, jie nesupranta, kur jie eina, jie tiesiog eina dėl to, kad pučia vėjas. Įstojus, pradėjus studijuoti, tyrimas buvo pakartotinai padarytas šitam prieš tai apsisprendusių studentų skaičiui iš naujo ir pasirodė, pusė iš jų nebesupranta jau, ką jie turėtų čia daryti. Jie susidūrė su faktiniu studijavimu ir suprato, kad jie nesupranta, ką daro. Ir tie žmonės, jie baigė studijas, dažniausiai baigė studijas, nes tu jau įstojai, vėlgi, tai yra tam tikri procentai, kas baigia, kas nebaigia, bet, sakykime, daug žmonių baigia studijas iš tos intencijos, kad tiesiog tas studijas pabaigti. Prieš tai, 2007 metais, buvo padarytas tyrimas tarp apsisprendusių ir neapsisprendusių studentų ir ten bandė suprasti, ar tie, kurie yra neapsisprendę, ar tapo laiku neapsisprendę, jie yra tiesiog fiziškai, intelektualiai ar kaip nors kitaip tiesiog nepajėgus patemti galbūt tų studijų. Ir pasirodo, kad ne. Jie yra pajėgus patemti. Bet jiem nepakanka tos motyvacijos. Jiem nepakanka tos vidinės jėgos tą padaryti. Ir dėl to jie tampa tokie, sakykime, studijų marginalai, kurie datempia tas studijas baigia, arba tie, kurie išmokyti disciplinus baigia jie normaliai, tačiau viduje tiesiog nekenčia kiekvienos sekundės tą darydami. Ir štai apžvelgus tai bendrai šitą lauką, mes matom, kad tam tikra problema, jinai egzistuoja, jinai yra gaji tarp mūsų. Tai yra normalu, kad tiek moksleiviai nežino, ką nori veikti, tiek studentai galimai yra neapsisprendę ir tiek vėliau suaugusiai žmonės, kurie jau dirba dėl tų visų priežasčių, dėl tos visos grandinės, tiesiog jaučiasi blogai tam darbe.
Ir dabar klausimas, kaip taip gaunasi, kad mes, žmonės, kurie mąstome, kurie kažkuria prasme esame laisvi daryti savo sprendimus, papuolame į tokias situacijas. Vienas iš galimų mąstymų ir iš galimų versijų ir opcijų tai yra sąlygos, kurios gali būti dėkingos mums arba gali būti labai nedėkingos. Pavyzdžiui, nori žmogus stoti į kokias nors studijas, kurios labai daug kainuoja. Jaučia, jį ten traukia, bet jis neturi pinigų, jo šeima neturi pinigų. Atsiranda sąlyga, kad jis tiesiog negali ten stoti. Labai elementari paprasta sąlyga. Gali būti žmogus lygtais ir supranta, kur norėtų eiti, tėvai jam neleidžia. Tėvų supratimas yra toks, kad ne, tas darbas yra negeras. Kiek dažnai tokių atvejų yra, kai tėvai, sakykime, yra tebūnie medikai, vaikas nori studijuoti visai ką kitą, tėvai negali susitaikyti su tą mintim, nes jie supranta, kad galbūt tą, ką jis pasirinko, tikrai jam neatneš finansinio saugumo ir jie turi tą sakyt, estafetę savo rankoje, galią ir jie užkerta jam tą kelią. Žmogus studijuoja, taip niekada ir nemylėdamas tos veiklos. Arba žmogus baigia, pradeda dirbti, uždirba, viskas tvarkoje, bet viduje jisai niekada tos veiklos ir nepamėgo. Tiesiog taip jau gavosi. Kitas dalykas gali būti, žmonės turi šeimas. Taip atsitiko, kad žmogus išmoko tam tikrą veiklą daryti. Nežinau, turėjo hobį. Išmoko su plaktuku puikiai vinys kalt. Vat laisvų laikų. Kažkas tą pamatė, jį pakvietė kažkur pakaltas vinys, jis bekaldamas tai gerai padarė, užsirekomendavo, žiūrėk, vėl pakvietė, pinigų atsirado, jis turi šeimą, yra vaikų, tokiu būdu pinigų uždirba, bet viduje tai jis nenori kalt, nes tai yra ne jo. Bet ta sąlyga atsakomybės, jinai jau nebeleidžia jam iš to ištrūkti. Tai gali būti verslininkas, kuris galvoja, kad jis nori būti verslininkas, nežinau, pasiėmė paskolą arba pasitaupė, atsidarė įmonę, irgi tapo atsakingas prieš galbūt kitus partnerius, investuotojus, kitas įmonės, kitus žmonės, klientus. Ir ilgainiui bėgant jis supranta, kad jis nebegali to patemti. Jis nebenori to daryti. Tačiau sąlygos, kuriuose jis yra, jam neleidžia iš ten ištrūkti. Kitaip tariant, atsiranda labai daug sunkumų einant savęs pažinimo arba savo profesijos atradimo keliu, kurios reikia vienaip ar kitaip išspręsti. Ir čia galimai vienas žmogus negali to padaryti, jam reikalingas mentorius arba coacheris. Jam reikalingas kažkas, kuris padės jam susivokti. Tai yra šiuo atveju mentorius. Susivokti, kas vyksta aplinkui, susivokti, kas jis yra, susivokti, kokius jam sprendimus reikia priimti, kokius sprendimus jam reikia padaryti, kuris jam padės susivokti, kokio jis gyvenimo galbūt nori. Arba coacheris, kai žmogus jau susivokia, arba žino prieš tai, bet kuris jam padės, jam pačiam susivokti, kaip reikėtų elgtis ir kokius sprendimus daryti, ir padės būti šalia jo. Bus tas, prieš ką jis bus atsakingas įvykdyti tos terminus tam, kad greičiau tas gyvenimas pasikeistų. Kitas dalykas, kurį irgi labai svarbu apžvelgti, tai koks visgi to žmogaus, kuris nežino, kad iš šitų situacijų galima išeiti, kad visų pirma tai yra problema, kad jinai egzistuoja,
kad jeigu aš esu darbe ir turiu kolegas, ir mano kolegos puikiai jaučiasi, šauni komanda, labai gerai, puikiai dirba, sakykime, skambučių centras. Puikiai dirba, viskas puikiai gaunasi. O aš sėdžiu ir kaip akmeninis. Negaliu to darbo pakęsti. Man vadovai sako, na žiūrėk, kaip ir gerai kartais darai, kaip ir kartais negerai darai, kas to yra. Ir tu savo galvoji, kodėl aš toks esu, kodėl aš negaliu to padaryti. Kodėl aš to negaliu, visi padaro, visi gali, kas man yra, kodėl aš negaliu. Kažkas mane stabdo ir aš nesuprantu. Ir žmogus iš tiesų to nesupranta. Žmogus to nesupranta. Arba žmogus yra darbininkas, mes prisiskaitom sėkmingų verslininkų knygų, kuriuose jie aprašo, aš buvau darbininkas ir vieną dieną supratau, kiek aš galiu dirbti čia, viskas, man jau metas pradėti savo verslą, nes aš noriu turėti, sakykime, pinigų. Ir jis parašo knygą, kaip jis tą padarė, ir tu skaitai tą knygą, ir viskas yra labai aišku, konkretu, aiškiai pasakyta, tu nori tiesiog dirbti visą laiką už tam tikrą atlyginimą, be galimybės jį pakelt? Ar tu norėtum, nežinau, turėti begalinę galimybę tavo finansinės padėties augimui? Kažkas gali nenorėti, faktas. Kažkas norėtų būti specialistas tam tikroje srityje, jam patinka, sakykime, nežinau, smuikus gaminti. Bet kažkas gali paskaityti ir pasakyti savo, o tikrai aš tai nenoriu, taip, aš noriu būti verslininkas. Jis gali sakyti, kaip, aš skaitau toj knygoje, parašyta, kaip reikia būti verslininku, bet man nesigauna, aš esu blogas. Jis sėdi komandoje tarp žmonių, kuriems puikiai sekasi, o jam nesiseka, aš esu blogas, aš stengiuosi, aš esu netalentingas, man tiesiog nesigauna. Ir aš dabar privalėsiu tokį darbą dirbti, kuriam aš esu nesėkmingas. Ir tai yra mano nuosprendis. Bet jis nesupranta, kad tiesiog paprasčiausiai jis yra ne ten, kur jis turėtų būti. Ir toks žmogus, koks jis yra nelaimingas. Jis yra nepatenkintas. Jame yra kupinas streso. Ir faktas, kad visiems žmonėms skirtingų dalykų reikia. Ne visi yra verslininkai, kuriems reikia turtų. Ne visi yra darbuotojai, kurie nori turėti gerą, gražų darbą, kuriame jie gali, realizuoti savo kažkokį gamybinį talentą. Ne visi nori būti, sakykime, atlikėjais, muzikantais, menininkais. Ne visi nori būti politikais, mokytojais. Tai yra skirtingi dalykai. Tačiau jeigu žmogus privalo daryti kažkurią iš šitų profesijų, o jinai jam iš tiesų nepatinka, virš jo yra debesis, tokia tamsi, lietinga, žaibuojanti, tokia našta. Ir klausimas, ką su to daryti. Ir faktas, kad yra tam tikrų įrankių, kurie jau dabar yra labai plačiai naudojami tam, kad žmogus galėtų kažkaip save labiau pažinti. Vienas iš labai žinomų įrankių yra Myers-Briggs, kuris remiasi Jungo tipologijos metodų. Tikrai šitų testų yra daug ir statistiškai jų yra daroma labai daug kiekvienais metais. Jie yra internete, online žmonės daro ir gauna savo tipą. Ten yra sudaromas vienas iš, sakykime, 16 tipų, kuriam tu galimai atitinki ir tu gali jį pradėti koncentruotis tą tipą. Tai nagrinėja ekstraversiją, introversiją, mąstymą, faktų suvokimą, intuiciją ir panašiai. Kitas metodas, pavyzdžiui, yra Johno Hollando RIASEC, kuris padeda suprasti, kokiam žmogus tipui atitinka ir jis turi 6 modelius. Tai tas RIASEC ir verčiasi, kad
ar realus, faktas čia angliškai, tai investigative, tai yra tyriamasis, toliau kūrybiškas žmogus gali būti, socialus, verslus ar tvarkingas. Šitie modeliai irgi sukuria tam tikrą žmogaus paveikslą. Ir apibendrinant šitą įvadą, šitą dalį įvado, aš norėčiau pabrėžti momentą, kad mes, žmonės, neturėtume ignoruoti šitos darbo sferos, savo asmeninio darbo aspekto. Be abejo, žmogaus gyvenime yra keli tie dalykai labai svarbus, kurie nulėmė jo laimės pojūtį, jo pilnavertiškumą. Ir darbas yra vienas iš jų. Ten eina ir sveikata žmogaus, ten eina ir santykiai, ten eina ir finansinis saugumas, ir jo išsipildymas, realizacija ir taip toliau. Daug yra dalykų žmogaus gyvenime, kurie yra labai svarbus, kad jis jaustųsi savo vietoje, kad jis jaustųsi gerai. Paprasčiausiai, kad jis jaustųsi gerai. Ir kažkuria prasme, jeigu žmogaus santykiuose yra problemų, sunku yra kitus dalykus palaikyti normoje. Sakykime, žmogaus sveikata yra bloga, apie kokį mes darbą kalbame, ne. Todėl išskirti dominuojantį aspektą būtų klaidinga ir kiekvienam galbūt pagal nuojautą atrodo, kuris jam yra asmeniškai svarbiausias. Tačiau darbo aspektas, mano nuomonė, yra labai svarbus žmogui. Dėl to, kad visų pirma darbas kažkuria prasme atspindi mane patį, mane kaip žmogų. Nes kai aš miegu ir tik pabundu, aš pradedu būti savimi, o aš esu tas, kuris kažką veikia. Kažkokiu būdu aš kažką turiu kurti. Dirbti, daryti, nesvarbu, bet kažką turiu gaminti. Kažkokiu būdu aš turiu tą savo energiją, kuri ateina iš manęs, ją skleisti šitam pasauliu. Ir darbas, kaip toks, profesinis, jis užima tokią didelę dalį mūsų gyvenimo. Per darbą aš galiu save realizuoti. Per darbą aš galiu save pažinti. Per darbą aš galiu save patalpinti į būseną, kurioje aš jaučiu, kad aš augu ir iš tos būsenos gauti jėgų palaikyti kitus aspektus gyvenime. Palyginus, jeigu aš einu į darbą, kurio aš nekenčiu, tiesiog laukiu greičiau penktadienio, su išgąsčiu išgyvenu sekmadienio vakarą. Ir taip einu ir laukiu atostogų. Laukiu, kada aš pagaliau atsidursiu pensijoje. Tai yra labai liūdnas atvejis, bet mes esame visi priversti dirbti. Dėl to aš manau, darbas yra labai svarbus ir verta šiek tiek apie tai giliau pasvarstyti ir pagalvoti.